Nuo seno žolininkystė Lietuvoje buvo perdodama iš kartos į kartą. Šią šeimos tradiciją išsaugojo ir Jūratė Rutkauskienė, nuo vaikystės mylėjusi augalus, o vėliau susižavėjusi ir jų galiomis. Vilkaviškio rajone nedidelėme ūkyje auginamos vaistažolės, iš kurių gaminami įvairūs arbatų mišiniai, o jų suskaičiuotume netoli 100. Vaistažolės yra turbūt gana nišinės sritis, nes Lietuvoje atrodo kaip ir yra vaistažolių visur pilna, bet realiai tų tikrųjų gamintojų, tikrųjų vaistažolininkystės puoselėtojų, kažin ar yra daug? Aš manau, jų nėra daug dėl to, kad tikrai yra labai kruopštus ir sunkus darbas rinkti vaistažolės. Ir sunkiausias darbas, kaip visiems labai yra keista, yra ravėjimas. Nes kadangi mūsų ūkis yra ekologinis, tai mes viską ravime rankomis, tarpueilius, tarpuvagius frezą šiek tiek sufrezuojam. Tai yra tikrai labai kruopštus darbas, bet žolynus reikia mylėti. Jeigu tu myli, tai viskas kažkaip taip savaime gaunasi ir tie kažkokie iššūkiai nėra tokie sudėtingi. Ir nuo šitos ligos žolynų vaistų nėra. Tai va, kai jie susirgė... Jokio mišinuko negalite savo pasidaryti. Tiesiog aš nuo mažų dienų man žolės, gėlės, tai buvo kažkas tokio nepaprasto. Galbūt nebereikalo mano promočiutė buvo žolininkė ir pribuvėja. Man kaimas tai kažkokie Havajai. Ir kai mes nusipirkom sodybą, tai aš tiesiog nuo tos ramybės ir dažnai pas mus atvažiuoja žmonės, sako, Dieve, kaip čia ramu. Rytoj yra 19 žolinė, kai mes žoliaujame. Jau ūkis yra, tai labai simboliška diena. Ir kitais metais bus 20 sezonas, tai tikrai jau ir mūsų patirtis yra nemaža. Jūs auginate vaistažolės? Praktiškai viską auginam, kas sertifikuota, ekologiška, viską auginam, mes nerenkam laukinės augmenijos, mes auginam ir varnalėšas, ir dilgėlės. Keistai atrodo, auginu varnalėšus ir dilgėles. Taip, buvo laikas, kai mano mama atvažiavus, pamačius varnalėšų vagas, sakė, vaikai, jums ar protas pasimaišė, kad varnalėšų čia užsiveisėt. O mes jas sodinam. Tai o iš tiesų gamta Lietuvoje keičiasi ir netgi vaikystėje, jeigu mes grįždavom iš lauko apkibę lakišių tais kibukais, tokiais... Karolius net lipdydavo. Taip, sėklytėmis, tai dabar, žinokit, lakišių pamatyti natūralioj gamtoje yra sudėtinga, gal kažkur dar miškuose. Tas pats su daugybė kitų augalų tiesiog, keičiasi gyvenimas, keičiasi ekologija, keičiasi ir augalų įvairovė. Yra mūsų tie mišinukai vaistažolių, kur receptūras ne aš kuriu, kuria gydytojas, fitoterapeutas, profesionalas. Aišku, man visada įdomu nauji augalai, nes yra puikių augalų. Buvo laikas prieš keletą metų, kai mes neturėjom kur dėti sukatžolės. Tokia nuostabi vaistažolė ir tiesiog ji buvo nepopuliari Lietuvoje. Paskutiniu metu visi užsisako elektroniniai parduotuviai, jau kelintas užsakymas barkūnas geltonžiedis. Tai tiesiog žiūri į tą rinką, ko reikia, ko klientams reikia. Ir taip asortimentas, bet mūsų pakankamai platus tas asortimentas, nes yra, sakykime, vienas mišinukas, ten berods 27 komponentai eina. Tarp lietuvių labai dažnai būna toks požiūris, kad viskas gerai, kas yra užsienyje, kas jau yra ne mūsų, tai yra gerai. Mes žavimės ženšeniais, žavimės imbierais, žavimės kažkokiais kitokiais užsienyje, tik tai tropikuose, subtropikuose ar kažkur kitur augančiais augalais. O kaip yra iš tikrųjų? Žinot, yra tokia viena bendra visoms medicinoms, senosioms, sakykime, taisyklė, kad geriausia tai, kas auga tavo krašte. Nes gamta nedaro klaidų ir ji ne šiaip savo, o ką mums to ženšenio, kai mes turim kiaulpienę, kai mes turim varnalėšą, kitus stiprius augalus. Tai aš negaliu sakyti, kad aš tikrai prieš, bet mes pakankamai visko turim čia. Ir, sakykime, pavyzdžiui, kaip ir daugybė augalų, kiaulpienį tai iš viso reikia paminklą pastatyti. Tai gal tada pratęsim pokalbį jau lauke. Paslaptingas takelis nuvedė mus į rudenėjantį vaistažolių lauką. 80 arų auga daugiau kaip 100 skirtingų rūšių vaistažolinių augalų. Dauguma jau surinkti,
paruošta žaliava arbatoms, bet dar yra kuo pasigrožėti, ką pauostyti, paragauti. Sukazolė yra turbūt toks augalas, kuris gal nedaugam žinomas, bet yra labai naudingas. Taip, cukažolė Lietuvoje auginama nuo senų laikų, bet ji nėra laukinis augalas, natūralioje gamtoje neaugantis, ji yra atkeliavus irgi iš tolimesnių kraštų, bet puikus mažinantis kraujospūdį, nerimą mažinantis ir tiesiog, jeigu kažkokia stresinė situacija, ją galima naudoti tiesiog stresui mažinti, įtampai tokiai kasdieniniai mažinti. Ir ji nemigdo, sakykime, kaip koks valerijonas, kur jau kitus labai migdo. Taip, kad labai puikus augalas. Vaistažolių sezonas jau aišku į pabaigą, dauguma augalų jau baigė savo šių metų kelią ir yra ir kiečiai. Kiečiai taip pat jau šitie liks laukia žiemai. Taip, Lietuvoje yra bereikalo nuvertintas ir tiesiog nevertinamas paprastasis kietis. Mes jį taip pat renkame pagal užsakymus, nes mūsų klientai deda jį į vaistinius mišinukus. Taip pat yra labai kvapnios ir puikios kiečio paprastojo vantos. Tai pirtininkai taip pat pas mus užsako vantų, o jo vaistinės savybės labai yra panašios kaip ir karčiojo kiečio. Dar gražiai raudonuoja ir vieną kitą žiedą skleidžia erškėtrožės, jos taip pat jūsų vaistinių augalų sąraše yra, ar ne? Taip, mes vienu metu šiemet renkam ir vaistus erškėtrožių, oboliukus, kaip aš sakau, einu oboliauti, erškėčių obolėlių ir žiedlapius skiname. Ir tiesiog, šiemet tokie metai, kai dažniausiai būdavo, kad pasibaigia žiedlapiai ir tada jau oboliukai prasideda, bet šiemet viskas vienu metu. Tai puikus vitaminingas augalas ir reikia nepamiršti, kad kai mes darom arbatėlę iš vaisių, tai mes naudokim visą su sėklomis, su viskuo. Ar žiedlapių ir erškėtrožių oboliukų nauda, savybės tokios pačios? Ar? Ne, skirtingi cheminiai jų sudėtis šiek tiek skiriasi ir žiūrint, ko reikia. Tai vienuose mišinukuose naudojam vaisius, o kituose mišinukuose būtent žiedlapius. Tai čia priklausomai nuo poreikio. Nes žiedlapiai mums visiems visą laiką atrodo, kad tai kvapioji medžiaga. Ir būtent mes turim tokį vieną mišinuką skirtą kepenų funkcijai pagerinti, tai ten būtent naudojama erškėčių žiedlapiai. Kiekvienas mano rytas vasarą prasideda erškėčių žiedlapių rinkimu. Kodėl rytas? Todėl, kad erškėčiai per naktį sukaupia eterinius aliejus ir norisi tą augalą paimti, kai jis turi daugiausiai tų visų naudingų medžiagų, tai ryte pereinu, surenku ir toliau jau eina kiti darbai. Turbūt kiekvienas augalas turi savo tą optimaliausią, geriausią skinimo laiką, ar ne? Vis tik turi ir aišku, visi augalai, sakykime, žiedai skinami. Yra tokios paprastos taisyklės. Žiedai skinami tik pražydus augalui, žolė, tai yra antžeminė dalis, yra pjaunama žydėjimo pačioj pradžioj arba prieš pat žydėjimą. Pumpurai dar tokie. Taip. O šaknys kasamos, kai yra jau nunykusi antžeminė dalis. Šeivamedis, tai turbūt dar jo ateitis priekyje, ar ne? Taip, matot, jau nepaisant to, kad dar tik tai rugpjūčio vidurys, bet jau pradeda nokti uogos ir uogas skiname, kai jos kekiai visos būna sunokę. Tai tiesiog irgi reikia sekti tą laiką. Aišku, mes daugiausiai skiname žiedus ir savo arbatoms daugiausiai naudojame žiedynus. Saldymedis turbūt yra tos augalos, kurio sunkiai kas įsivaizduoja augantį Lietuvoje. Puikiai, žinokit, jis auga pas mus jau daug metų ir mes kasam jo šakniastiebius ir jis netgi žydi Lietuvoje. Jeigu graži vasara, tai tikrai kaip ir daugelis augalų, kaip ir juozažolė, kaip ir šalavijas atkeliavę iš Viduržemio jūros regiono, tai saldymedis puikiai jis aklimatizavęsis ir puikiai auga pas mus. Šitas augalas dar laukia savo eilės būti nuimamas. Taip, tuoj pat skinsim žiedus, nes jau žiedai pražydę, tai į mišinukus dedame žiedus arba netgi žiedlapius kai kuriuos, o kasim šakniastiebius, kai jau antžeminė dalis nunyks, tai aš manau, kad už kokio mėnesio, kadangi šiemet viskas yra anksčiau, jau kasim ir šakniastiebius. Bet topinambas yra
labai naudingas augalas žmonėms sergantiems cukriniu diabetu ir tai tiesiog diabetu sergantiems žmonėms turi būti kasdieninis valgis jų šakniastiebiai. Jūratės Rutkauskienės vaistažolių ūkyje Žolynų oazė auginami augalai ir iš jų gaminami arbatų mišiniai turi ne tik ekologinio ūkininkavimo ir ekologiškų produktų sertifikatus. Jie įvertinti ir tautinio paveldo ženklu.